projektą BEMSas X3 F25. Žmogus paprašė padaryti jam subo dėžę, pajungs stipreką jungsim su procesoriu, atskiras stiprekas subui ir kažkiek biškį padarysim garso izoliacijos. Pagrindė paliksim standartinės kolonkės, tik tai sumontuosim iščiauką su filtrais, dėl to, kad nėra ir garsas eina visas iš apačios. Šiek tiek padarysim geriau. Tad žiūrėkime. BEMSas. Turime dugną, kurio nenaudosim, gaminsim naują. Ir turime vietą, į kurią bandysim pagaminti subo dėžę su grotelėm, gražiai, spaus maksimaliai kurio. Žiūrėsim, kas gausis. Laidus uždarau šitaip, su XT60 galikų. Sandariau, geriau, tačiau. Dėžė maža, kompaktiška. 22 litrai vidinio tūrio. Todėl tik tai uždara. Kažkaip galvoju, gal šiai sportinė, bet per mažai tūrio. Ir garsiakalbį. Specialiai žinom, kad nieko gero nebus su vieta, tai įmėm slimlainą. Turim tokį daiktą. Slimlainas, maža dėžė, maža vietos. Pažiūrėsim, gal kažkas gaus. Pagi. Vėl, rodo šitaip. 22 litrai. Taip pat. Ir dar. O, su viena ranka sunku. Įdėjau. Turime duris. Šlapias, purvinas. Pabandysim iš vidaus kažkiek garsą tos vibroizoliacijos uždėti. Tačiau apdailas irgi apkliuosim. Ir uždėsim kažkiek garsą izoliacijos. Pabandysim padaryti šiek tiek tylesnės duris. Nes sakė, čia kaip Toyota važiuoja, kaip daržinė. Labai durna mašina, dėl to, kad čia trosas, negaliu viso lapą įkišti. Turiu per pusę smulkintis. Dėti ir matuoti. Dėti ir matuoti taip ir taip reikia, bet... O kai nepatogu, ir nebūna faina. Mes turim dar žiemą, tai ant saulės lapų nepasišildysi, reikia nuot. Dabar visas bitumas palaidas, kad sėkmės jį gražiai dėti. Dar tuo pačiu prožektorius mano išsikrovė. Tai labai faina. Svarbiausias dar privaloti.
Jeigu neprivalosi, tai tada ir nulis efektas. O. Skamba jau, ne? Gerai. Aišku, prieš tai su skuduriuku viską išsivaliau, nusiriebalinau, nes, ant purvo neprilips. Durų pačios nevaliau, nes ten neklijuosiu. Žemė purvo pilna, bet... Dar vienas bairis, kodėl tas valiukas geras, nes medinė rankinė. Kampus, kur neprieini, gerai įspausti. Vidinė dalį išklijuota, su vienu sluoksniu 2 mm. Bus pilnai. Dabar turim kitą bėdą, tai yra šitas skarda labai dreba. Ir čia yra garų sluoksnis, porolonas. Iš esmės mes jo nebedėsim. O taip pat su vibroizoliacija, su bitumu uždengsim visas skylutes, kad drėgmė nebevaikščiotų. Paliksim, aišku, tvirtinimo skyles, kurias reikia, taip toliau. Ir jeigu kada reikės, aišku, remontuoti stiklą ar ką, tai reikės jau lupti lauk. Bet ne problema, manau, nusilups. Va, apklijuotos durys. Nebus karbonke. Aišku, palikti visi išėjimai. Tas turi, kur užsifiksuoja apšifkę pati. Prisukimai. Ir viskas užsandarinti. Tai iš esmės drėgmė nepateks į saloną. Bet kokiu atveju tiek sandariau, negu buvo gamykliškai. Ir kitas dalykas, šitą vietą nebe palaida bala. Tai kada gros, kada važiuos, visi kelio garsai bus šiek tiek užsandarinti automatiškai. Mažiau garso, mažiau triukšmo. Turim izoliaciją. Apšifkė irgi bitumu užmesta tam tikros vietose. Uždėtas porolonas. Nuo vibracijų, nuo visokių barškėjimų tiksliau. Garso izoliacija. Filtrą pastačiau. Perliptom laidus. Esmė tokia. Šitas BEMSas atėjo su pačia paprasčiausia garso sistema. Tai neturėjo nei Twitterio. Viskas grojo tik tai nuo mydo. Tai iš esmės paėmiau stegą. Twitterį įdėjau. Pajungiau, į signalą įsilitavau, prasivedžiau filtrą, pastačiau, tai dabar turėtų skirtis nuo to, kaip grojo iki tol. Tai vienas duris baigtas, kitas duris lygiai taip pat. Reikia pasigaminti tada perėjimus. Stiprintuvus jungsim nuo high level inputo, kad negadint, nekirpinėti gamyklinių visokių fiškių. Nupirkom adapterį, tai yra intarpą, kuris jungia originalius laidus, kur nuo mago ateina. Realiai mes pasiimsim šitos garsiakalbės, kur ateina laidai, kerpam per pusę, prilituosiu laidus, su kuriais paduosim signalą ir su kuriais grąžinsim. Tai vat viskas bus gražiai įdėta. Tai žmogus, kai norės atgal atstatyti mašiną tokią, kokia buvo, pardavimą ar dar kažkam, jam nebus galvos skausmo, kad reikia laidus vėl perlėto, dar kažką daryti. Tiesiog šitą ištrauks, pašalins ir mašina grįžta vėl į savo gamyklinius visus, kaip sakyti, nustatymus parametrus. Tai darbas nuobodus ir nieko ypatingas, bet reikia karpytis laidus, matuotis ilgius ir lituosim. Darysim greitas jungtis, kad būtų galima greit atjungti, greit pajungti. Ką aš mėgstu dar pasidaryti, tai yra, kadangi persikirpau viską per pusę, bus intarpas, padavimas, priėmimas signalo, 8 laidai, 4 kanalai ir šitie visi man jie kaip ir nereikalingi. Aš paimu gražiai tada surišu, kad jie man nesimaišytų. Dabar galim dirbti, nusižievinti. Visada su rankinėlė bus į grotuvą jungęs, čia į mašinos dalį. Tai vadinasi, čia pajungsim, kas ateina iš stiprintuvo, čia pasimsim signalą nuo šitų laidų. Dirba.
Signalą imsiu, tai realiai tik tai nuo priekinių, nuo galo neimsiu. Kembriko. Signalinis laidas, atsikirpau po 5 metrus. Belieka sulituoti. Nieko nėra skaniau kaip įmetalio dūmai. Puikiai pasitarnauja laidų likučiai. Viskas. Signalo dalį pasiruošiu. Šitie įsitikinam, kad neturi jokių laidų išlindę, kad neužsitrumpintų nieko. Bet dėl visako paskui aš dar izoliacijos galiuką uždėsiu viršaus. Sekantis momentas. Laidus prasitempiau, susižymėjau, kuris yra. Pasikvietė gražią žmoną, sakai, palaikyk man biškį. Ir dabar darysim šitą. Vieną porą. Pinsi kasytę. Taip. O, pabėgo. Tai va, matai, kad turim supintą pynelę. Sakykit ačiū. Ačiū, pagalba. Kaip mokate dailiai laikyti? Na ir va taip atrodo paruošta jungtis. Susukta, kembriką ištraukti. Įsikrovė kembriką viską gražiai. Kol kas pasilieku galą neužlituotą, nes šitai bus patogiau vesti per mašinas, per saloną. Kada prasivesiu į bagažinę, kur stiprintuvas bus, tada automatiškai prisitrumpinsim kembriką, pačius laidus ir tada uždėsim jungtis. Tai va. Kol kas šitas laidas paruoštas. Taip pat turim fiškę, kur ateina 4 signalo inputai, high level, ir ateina 4 signalo išėjimai, iš stiprintuvo jau 4 kanalų. Dar 2 kanalai bus atskirai, kitais laidais. Paimam standartinę ISO fiškę, mamka papka, kaip sakant, kad nebūtų sumaišyti, dėsim. Tada iš tų laidų, kur pasigaminam, kurie ateis, tada dar šitos prilituosim. Tai ką, sulituojam. Čia daug nefilmuosiu, darbas tas pats, sukimas, litavimas, kembrikas, bet padarysim normaliai ir gražiai. Na va, ir va taip atrodo padaryta jau fiškutė. Vienas išėjimas, vienas įėjimas, gautas po 4 kanalus. Biškį kembriko per mažai matau, tai liko galiukas neužizoliuotas, bet didelio skirtumo nebus. Na va, atsiardžiau mašiną, visą šoną, per kur vesim laidus. Biškį pakovot reikėjo. Išsitraukim gratuvą, pats paprasčiausias, bet alpainas vis tiek. Ir bandysim kažkaip dar pračia. Turiu prasivesti laidus. Na ką, sėkmės, ne? Ruošim stiprintuvą vietų tvirtinimui. Čia vienas taškas, čia vienas, 4 taškai. Bet jie nieko neturi, tai pasiknėdysim sriegius. Ir va, turim tvirtinimo tašką, M6 sriegiai. Na ką, niekada dar kitus padarau. Kadangi turiu laidus va jau prasivedęs, dabar kitas pusės reikia užlituoti. Įdėsime kembriką gražiai ir paslėpsim viską. Elektra. Taip, patogu, kad
akumas bagažiniai. Tai va, pliusas. Padėjom su 2 saugikliais, atskirai kiekvienam stipriakui. Saugikliai, aišku, yra ryškiai per maži pagal laidus, tai saugiau. Minusą patį meunenų akumą. O, ten, kur į kėbulą ateina, dėl to, kad čia stovi sprogdiklis. Jeigu avarija, jisai atjungia ir kad būtų saugiau. Visi laidai prasitempė, kur bus stipriakam. Stipriakus pasidariau laikiklį. Padariau ant sumuštinio. Tai va, vienas, apačia kitas. Tai va, gražiai įsistatys, laidai susijungs. Bus viskas paslėpta kompaktiškai, tvarkingai. Susijungiam laidus. Sunkovau magą, pajungiam. Veikia. Muzika groja. Ką, jungsim kompą, dabar reikia susireguliuoti geinus. Kai susireguliuosim geinus, nes čia paskui šitam jau nebeprieisim čia nieko pasukinėt. Reikės dėti vietą ir toliau dabaiginėti darbus. Kodėl man nepatinka BMW. Pirmas dalykas, kai garsinam, nėra jokios indikacijos, kiek garso. Skalė bent būtų dar kažkas. Nėra nieko. Dabar taip, 40 Hz. Ir taip, garsinam, iškraipimą. Nėra. Čia signalas iš grotuvo pačio. Yra? Nėra. Su žemais gaunam iškraipimą. Kaip bebūtų. Vėl 40. Iškart iškraipimą. Tai va. Nieko. Kažką sugalvosim. Teko pažaizdžiuoti, visi laidai suvedžiuoti, viskas savo vietoje. Tai iš esmės visa elektra. Stiprintuvai pasislėpę, laidai suvesti. Viskas gražiai pasikavoja. Esmė, kas liko dabar dar tik sureguliuoti. Ir žiūrėsim. Tai va. Čia pasijungia ant 6-5 kanalo vadinami subai, kurie yra po sėdynių. Laidai pavesti, gražiai pasislėpę. Tenai dar vienos pusės pajungtas pagrindinė esantis garsiakalbis. Tai va, apsirenku saloną ir dėsim mikrofoną. Pastatysim kažkokius nustatymus. Ką, pasakok. Ką, esu patenkintas. Padaryta viskas. 100 balų. 10 balų. Nieko, dar reguliuot reikės. Pareguliuosi viskas, bet va jau viskas yra. Nieko nematau, viskas gražu, originaliai, malonu. BMW fanui tinka? Jo, tinka. Labai gerai, ačiū, malonu. Malonu visą, laimingai. Sėkmės ant postų.